Jeigu aš jūsų paklausčiau, ar jūs žinot, kaip reikia teisingai gyventi, jeigu jūs būtumėt nuoširdi savo ir man, jūs atsakytumėt, kad aišku, kad ne. Aš noriu, kad mano vaikas būtų laimingas. Tai gerai, bet laimė tai nėra vidurinė, aukštoji karjera, 5000 pinigų. Argi čia yra laimė? Kur yra žmogaus laimė? Pradėkit nuo to. Aš noriu, kad mano vaikas laimingas būtų. O tai čia kaip yra, kada vaikas yra laimingas? Čia jisai ko? Pagal visuomenės standartus, va tie suštabeliuoti, va čia tada žmogus yra laimingas. Ir suprantat, va čia yra blogiausia ta dalis, kad jūs ir patys suaugę žmonės dažnai nesuprantat, kas yra laimė, nes jūs patys nelaimingas. Visą tą gyvenimą, kur ta laimė buvo, kur jinai yra, kame jinai yra. Ar tai laimė yra, kad aš noriu, kad vaikas būtų laimingas? Reiškia, aš būdama nelaiminga, žinau, kad man kaip padaryti savo vaiką laimingą. Ne, taip neveikia. Jums pirmiausia reikia išsikelti klausimą, kas yra laimė man? Ar aš laiminga? Ar mano vyras laimingas? Mūsų santykiai laimingi, mes esam laimingi tose, va, kame esame. Ir gaunasi tik tada būtų galima kažkaip jau sumastyti, jau pagalvoti apie tai, apie tą kitą žmogų. Kaip yra čia? Kada jisai bus laimingas?